Sveiki vaikai, šiandienos tema dauginami dešimtainių skaičius. Labai panaši tema į dauginamą dešimtainį skaičių iš natūralaus skaičiaus. Dešimtainiai skaičiai reiškia atsiranda du skaičiai, kuriuose yra kableliai, su kableliais skaičiai. Tai gerai, aš jau rodžiau, kas bus, jeigu aš dauginsiu dešimtainį skaičių iš natūralio skaičiaus. 3 kart 2, 6, 3 kart 1, 3 ir 3 kart 0, 0. Ir atsakymas turėtų būti tiek pat skaitmenų po kablelio, kiek buvo pradžioje. Žiūrim, čia 1, 2 skaitmo, 1, 2 iš galo, 0,36 šimtosios. Dabar, kas atsitinka, jeigu aš turiu 2 dešimtainių skaičius ir turiu juos sudauginti tarpusavėje? Taisyklė sudauginimo yra tokia pati, kaip mes mokinomės su natūraliais skaičiais. Kai mes dauginam, tarkim, 3 iš 12 arba 12 iš 15, jau tą mes mokom. Aš tą patį padarysiu su jumis kartu. Tai 2 kart 2 yra 4, 2 kart 1, 2, 0. Antra eilutė prasideda nuo 0, toliau einam. 1 kart 2, 2, 1 kart 1, 1 ir 1 kart 0, 0. Gerai, sudedu tos du skaičius. Ir dabar didžiausias klausimas, kur dėti kablelį. Taigi, kablelis dedamas lygiai pagal tokį pat principą ir taisyklę, kaip buvo čia. Kiek buvo skaitmenų po kablelio čia, tiek atsirado ir čia skaitmenų po kablelio. Tai čia yra iš abiejų skaitmenų pradžioje, kiek buvo skaitmenų po kablelio. 1, 2, 3, 4. Tai reiškia atsakyme irgi turi būti po kablelio 4 skaitmenys. 1, 2, 3, 4. Štai čia kablelis ir mano atsakymas yra 0,0144. 4 skaitmenys po kablelio buvo pradžioje abiejose skaičiuose ir 4 skaitmenys yra pabaigoje atsakyme mano paskutiniam skaičius skaitmenų kiekis po kablelio. Toks pat kaip čia. Pažiūrim kitą variantą. Jeigu aš dauginu, tarkim, 0,3 iš 1,12. Vat kaip kad pavyzdys. Žiūrėkite, aš pirmą parašiau trumpai skaičių, kitą ilgai. Galite, jeigu jums nepatogu, perrašyti ir parašyti va taip. 1,2 kart 0,3. Kokia pagrindinė taisyklė daugybos? Kad abu skaičiai turi būti pagal galą sulyginti, ne? Gale turi būti lygiai stovėti, ne? Ir čia gale, matote, irgi turi stovėti lygiai. Ne iš priekio, aš negaliu dauginti va taip. 1,12 kart 0,3. Va taip dauginti negaliu. Taip negalima. Būtent pagal galą, būtent pagal paskutinius skaičius turi būti sulyginti dauginamieji. Ar supratom? Gerai, tai dabar pabandau sudauginti va tokiu būdu, kur yra patogesnis. Ne? Jeigu man buvo nepatogu, aš pirmą sudauginsiu, o tada atsakysiu. Tai pirmą surašau taip, kaip man patogu. Jeigu buvo nepatogiai užrašyta, ne? Nepatogiai užrašyta, paimu, perrašau, kaip man patogu ir tada dauginu. Tai gerai, padauginam. 3 kart 2 yra 6, 3 kart 1, 3, 3 kart 1, 3. Toliau iš nuo 0 prasideda. 0, 0, 0, 0. Visur nuliai. Gerai. Sudedu. 6, 3, 3, 0. Gerai, dabar klausimas. Kur kablelį dėti? Vėlgi, pradžioje skaičiuoju, kiek buvo skaitmenų po kablelio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Štai čia kablelis. Labai paprastai. Paskaičiuoju, kiek pradžioj buvo po kablelio. Ir į atsakymą įrašau lygiai tokį pat kiekį skaitmenų po kablelio. Visą laiką tik skaičiuoju nuo galo, ne nuo priekio skaičiuoju nuo galo. Taip, dabar klausimas. Taip. Negalima, tarkim, pasiversti trupmenas ir tada sudauginti. Nesupratau, kaip čia? Tai va šitas du skaičius, tarkim, pasiversti į ką? Į paprastas trupmenas. Galima, bet tik tai mes šiandien mūsų tema tokia, kad dauginame dešimtainių skaičius. Tai dėl to aš rodau, kaip dauginti dešimtainius, neverčiant juos į paprastasis trupmenas. Bet taip, gali paversti ir dauginti kaip paprastasis trupmenas, jeigu mes jau mokame. Ir iš tikrųjų paprastasis trupmenas yra ir paprasčiau sudauginti. Tai
Kas nori, galit keisti, bet šiuo atveju mes mokomės būtent dešimtainių skaičius. Gerai, ar dar turit klausimų iš šitos temos? Gerai, viskas, ačiū.